Nu ką, žvejyba mūsų maždaug įpusėjo, ne visai, dar neįpusėjo, sakykim. Daivai kol kas niekas nekimba, čia bandom ant žieminės blizgutės. Ten turim toliau kaimynų plaukioj. Senelis neseniai ištraukė vieną nediduką. Mūsų kol kas pradiniai suvestiniai yra jau 3, 2 maždaug 400 gramų, vienas kokių 700 gramų. Daiva, va ką tik banda kažką pagauti. Nu va, riboks mūsų pagrindinis. Žvejok, žvejok. O jos meškerė, kokia padaryta specialiai jai. Pagal užsakymą darėm. O, judink, gal koks ešerys susivilios. Nu, aš pats, aišku, bandau su spinigu. Va, ant kokią guminuką toj parodysim, va, žiūrėkit, va. Koksai gražus guminuks. Su papildomu kabliu dar uždėjau. Palaukit, dar parodysim aiškiau. Va, parodykim ant valties bortą. Uždėkim štai koksai papildomą kablį uždėjau. Čia svarelis 9 gramų, jeigu neklystu. Ir ką? Čia mes biški purvinį gyvenam va valtį, nes inkarą pastoviai kilnoji. Šiek tiek valtis prisipurvina, paskui siplaunam, žinoma. Čia turim toj pusėj graibštą, va. Kada man jau užkim kas nors Daiva čiump greitai su graibštu, kad neatsikabintų nuo kabliuko. Koksai lydys ištraukė Daiva. Čia mano dešinioji ranka šitai va sėdži. Parodyk, nosis nešalta, raudona? Nešalta. Smoris arklys bėg, bet nešalta, ne? Va, mūsų valtis dvivietė. Toliau taip, va, ten atvažiavom mašiną, ten palikom toli, va, tenai, va, ant plento. Atplaukiam. Ten anam gale, toli ribuks plaukioj. Neplaukioj, o vaikšta pakrantė. Nes į vieną valtį 3 netelpam. Taip, kad vaizdelis neblogas. Šalta nėra. Lietaus nėra. Mūsų skrituliai tenai užmesti, va. Galbūt nelabai matyti. Tai va, ir žodžiu, dar viskas ribalkė tęsiasi. Ir čia būsiu aš laivo kapitonas, suprantat. Ten mano šturmanas. Va, pažiūrėkit, jinai šturmanas su žiūronai žvalgosi skritulius. Nu, neraudonui nei viens apvirtės nėra. Nu, nėra, tai nėra. Vadinas, dar apvirs, sakykim taip. Nu ir ką, kaip sakiau, nėra šalta. Toks vėjuks vėsus, aišku, bet šiltai apsirengti nebus šalta. Nu ir tiek, ir tada tam kartu iki vėliau. Ir rezultatai bus vėliau dar galutiniais. Suvestinę vėliau padarysim.